Sveiki gerbiamieji, labai seniai nieko nedariau specialiai YouTube'ui, bet dabar atėjo tas laikas, kai kažką padaryti tiesiog būtina. Kaip jūs žinote, aš užsiimu ne tik vudu, bet ir tokiom specifiniam atmainom kaip kimbanda, santerija, umbanda ir dar daug kas. Visa tai visumoje sudaro mano praktikos branduolį. Kitas dalykas yra demonų laktrija, bet dabar aš kalbėsiu ne apie tai. Šiandien aš norėčiau truputėlį su jumis aptarti kai kurias santerijos gairės, kas tai yra ir su kuo tai yra, kaip sakant, valgoma. Santerija tai yra sukrikščioninta vudu atmaina. Kodėl sukrikščioninta? Todėl, kad yra kreipiniai į šventuosius, turint omeny, kad kiekvienas šventasis turi savo loa atitikmenį. Pavyzdžiui, Legba yra šventas Petras, Marija Lavo yra turi atitikmenį kaip šventoji Barbora ir taip toliau ir panašiai. Viso to dabar tikrai neapriepsi, bet ką aš noriu pasakyti, kad tai veikia vienodai kaip ir klasikinis Haičio ar Jamaikos vudu, kuris yra praktikuojamas manimi pastoviai. Ką jūs galite užsakyti? Visų pirma, tai yra bet kokie mylimo asmens pritraukimo ritualai, kurie suveikia nuo 3 dienų iki mėnesio. Čia reikia tartis konkrečiai, kiekvienas atvejis yra individualus ir ne visiems tinka greitai suveikintis atvejai, kartais reikia truputėlį palaukti. Kartais reikia truputėlį laiko, kad viskas įvyktų taip, kaip jūs norite. Taip pat negatyvų panaikinimas, negatyvios energijos nuėmimas, blokų pašalinimas. Visa tai puikiai įeina į santerijos terpę ir puikiai įeina į umbandos bei kimbandos terpės. Kokia yra specifika? Specifika yra tame, kad aš niekada neaukoju gyvūnų. Aš stengiuosi aukoti arba tam tikras žaliavas, tam tikros prieskonius, netgi prieskoniai yra ypatingai stipriai naudojami ir visa tai yra labai stipriai, turi stiprų atsiliepimą, tiksliau, ritualų eigoje visame kame. Galite rašyti privačiai, galite rašyti po šio postų YouTube. Mano kontaktai bus šio video, kaip čia pasakyti, kepuriai ir viskas bus matoma jums čia ir dabar. Rašykite privačiai, aš būtinai jums padėsiu. Sėkmės jums.